Palikę Nizvą judame į Omano pietus. Šiandien nakvosime Vahiba smėlio dykumoje. Baigėsi kalnai ir prasideda dykuma. Važiuoti teks apie 250 km. Aplinkui kiek akys mato akmenuotos lygumos su retais krūmeliais ir susdžiūvusios žolės kuokštais. Tarp jų šen bei ten ganosi ožkos ir kupranugariai. Beveik pakeliui yra Vadi Bani Khalid. Nutarėme užsukti ir atsigaivinti vėsiame upės vandenyje. Oro temperatūra jau siekia 38 laipsnius karščio. Už 25 km nuo pagrindinio kelio privažiuojame gana populiarią ne tik tarp turistų, bet ir tarp vietinių Vadi Bani Khalid. Kadangi šiandien penktadienis, omaniečiams išeiginė diena, tai poilsiaujančiųjų tikrai netrūksta. Plačiai vyksta statybos darbai, įrenginėjami takai, statomi viešbučiai. Patogiai nuėję iš betonuotų takų iki tolimesnių Vadi baseinų, paneriame į gana šiltą upės vandenį. Jaunimas šokinėja nuo uolų, daug omaniečių užsidėję gelbėjimo liemines, plūduriuoja prie kranto. Smagiai pasimaudome ir atsigaiviname. Deja, kol nueiname puskilometrį iki automobilio, vėl esame beveik sausi ir sukaitę. Mūsų nakvynė Vahiba smėlio dykumoje. Nuo jos pakraščio reikia nuvažiuoti apie 25 km į dykumos gilumą. Dykumos pavadinimas kilo iš čia gyvenančios Al-Vahiba beduinų genties. Tai viena iš nedaugelio vietų, kur vis dar galima patirti autentišką beduinų gyvenimo būdą. Nors dalis jų persikėlė į miestus, daugelis šeimų tebegyvena dykumoje, verčiasi kupranugarių auginimu ir išlaiko senasias tradicijas. Kadangi dykumoje kelių nėra, navigacija neveikia. Turime susitikti su stovyklos savininku mažame kaimelyje, prisiglaudusiame dykumos pašonėje. Prieš tai privalome sumažinti slėgį savo automobilio padangose, nes kitaip smėlynai bus neįveikiami. Tai atrodo paprastas procesas, bet jis užima geras 20 minučių. Labai punktualiai susitinkame su savo stovyklos savininku ir vedliu Ali. Tai jaunas vaikinas, kuris daro verslą priimdamas turistus 2 palapinėse. Matosi, kad jis labai stengiasi. Stovykla iš tikrųjų įrengta labai gerai. Jei neskaityti, kad čia nėra elektros ir interneto, visa kita labai stebina. Maloniai esame pakviesti išgerti kavos ir pailsėti po kelionės. Ali pasakoja apie savo nelengvą biznį, skundžiasi, kad dėl karinio konflikto nebėra turistų ir informuoja, kad mes pirmi per paskutinės 2 savaitės ir jis nusprendė po mūsų uždaryti stovyklą iki sekančio sezono. Esame vieni išskyrus jauną vyruką iš Bangladešo, kuris mus aptarnauja. Jis pastoviai gyvena atokiau pastatytoje palapinėje aptvertoje žagarų tvora. Čia ir virtuvė, kurioje gaminamas maistas ir gyvenamos patalpos. Palapinė labai didelė ir komfortiška. Nors lauke 36 laipsnių karštis, bet jis kažkaip nesunkiai pakeliamas. Saulei leidžiantis staiga pakyla stiprus vėjas ir pradeda pustyti smėlį. Bet po pusvalandžio viskas nurimsta ir dykumoje įsivyrauja ramybė. Palapinė, kurioje pateikiamas maistas, įrengta pagal beduinų tradicijas. Vakarienė pateikiama labai egzotiškai ir tikrai skani.
Beveik valandą kalbame apie Bangladešą, sunkų vaikino šeimos gyvenimą toje šalyje, politinius ir religinius persekiojimus, dėl kurių žmonės yra priversti emigruoti. Naktis dykumoje kažkas nepakartojamo. Žvaigždžių gausybė tamsiame danguje užbūrė. Visai nesinori eiti miegoti. Šią naktį geriausiai išsimiegame per visą mūsų kelionę. Nereikia jokių kondicionierių, nes naktys dykumoje gana vėsios. Ryte pasitinkame saulėtekį ir pasigrožime bundančiomis smėlio kopomis. Pusryčiai puikūs, nuotaika gera. Pilni jėgų pasitinkame naują mūsų kelionės dieną. Sukame Arabijos jūros link į Sur miestą. Labai įdomu stebėti, kaip beduinas viduryje dykumos su džipu atvežęs vandens girdo savo kupranugarius. Vėl sugaištame beveik pusvalandį, kol pripučiame savo automobilio padangas. Sur miestas stovi ant Omano įlankos kranto. Tai senas Omano uostamiestis. Pirmiausiai užsukome į Sunaisila fortą. Tai istorinis gynybinis statinys stūksantis ant kalvos. Iš jo atsiveria puikus vaizdas į miestą ir jį supančius kalnus. Nors forte vyksta remonto darbai, bet mes įjungę kvailiai einame per vartus į forto vidų, o čia dirbantys darbininkai sveikinasi ir draugiškai moja rankomis. Viduje iš tikro nėra į ką per daug žiūrėti. Vienas dalykas, dėl kurio verta užsukti – miesto panorama. Miesto centre didelis prekybininkų kvartalas. Čia vyrauja kvepalų pardavėjai ir siuvimo ateljė, siuvančios rūbus pagal individualius užsakymus. Keliose gatvelėse įsikūrusios vien tik siuvyklos. Važiuojame iki garsiosios Sur medinių burlaivių statyklos. Tai vienintelė vieta Omane, kur šis senovinis amatas išlikęs gyvas iki šiol. Įlankos pakrantėje veikiančios laivų statyklos yra atviros lankytojams. Veikia nedidelis muziejus. Čia galima pamatyti, kaip meistrai rankomis kuria šiuos laivus. Vieno burlaivio pagaminimas gali užtrukti iki 2 metų. Ore tvyro apdirbamos medienos kvapas, girdisi plaktukų ir pjūklų garsai. Įdomu pavaikščioti ir palaipioti po statomus burlaivius.
Pietūs prabangiame Al-Havaš restorane, kaip ir visur Omane, labai skanus. Čia galima atsikvėpti nuo lauke tvyrančio karščio, pasigrožėti jūrą ir paragauti šviežiai pagautos žuvies. Nors restoranas tikrai populiarus ir ganėtinai prabangus, už labai sočius su desertu pietus dviems sumokame tik 18 eurų. Mūsų laukia diena poilsio. Užsakėme kambarį nedideliame Ras Al Khat miestelyje ant Arabijos jūros kranto. Apsistojame turistams įrengtame name su skambiu pavadinimu Salemo žuvų svečių namai. Šeimininkas siūlo vykti į jūrą žvejoti tunų, pasižiūrėti delfinų arba panardyti. Bet visos paslaugos suteikiamos maža atvira valtele ir siūloma labai su neužtikrintu veidu. Kaina astronominė. Nutarėme atsisakyti ir geriau laiką skirti aplinkinių vietų lankymui. Omane visur leidžiama stovyklauti, statyti palapines ir privažiuoti tiesiai prie pat jūros. Aišku, be visureigio tai padaryti praktiškai neįmanoma. Daug kur Omane teko važiuoti be kelio, sekant senomis provėžomis ar važiuojant tiesiai prie tikslo be jokio kelio. Netikėtai randame nedidelį uždarą pliažą, naudojamą vietinių žvejų. Įdomu stebėti, kaip vietiniai nuleidžia valtis į vandenį ir kaip grįžę iš žvejybos jas iškrauna ir ištraukia į krantą. Sur regione yra daug pliažų, kuriuose jūriniai vėžliai deda kiaušinius. Važiuojame į Ras Al Džins vėžlių rezervatą. Tai viena svarbiausių žaliųjų vėžlių perėjimo vietų visame Indijos vandenyne. Čia kasmet išsirita tūkstančiai vėžliukų. Pastatytas didžiulis muziejus skirtas vėžliams. Lankytojų išvis nėra. 3 darbuotojai snūduriuoja vėsiame vestibiulyje ir nustebę žiūri, iš kur čia atsirado turistai. Nusipirkę bilietus už 3 eurus einame į vidų. Muziejaus patalpos didžiulės, eksponatų labai nedaug. Užtektų 10 kartų mažesnių patalpų. Užtrukę 15 minučių važiuojame į netoliese esantį vėžlių draustinį su fantastiniu pliažu, uolomis ir nuostabia jūra.
randame dar vieną įdomią vietą su skambiu pavadinimu Google žemėlapyje – Visų atodangų motina. Tai iš tikrųjų įspūdinga uolienų atodanga esanti viduryje dykvietės. Vakarėjant užsukame į paprastą pakistaniečių restoranėlį, kur skaniai pavalgome ir temstant grįžtame atgal. Ryte atsisveikiname su Salemo žvejų namu. Šios dienos tikslas – Vadi Civi. Tai vaizdingas kanjonas Omane su nuostabia oaze, kriokliais ir upės baseinais, dažnai vadinamas vienu gražiausių ir labiausiai žaliuojančių visame regione. Slėnio šlaituose įsikūrė tradiciniai kaimai, pradedant vaizdingu Harat Bidah, kuriame kelias siaurėja tarp senų namų sienų, ir baigiant Mibamu, garsėjančiu savo senovinę tvirtovę bei kriokliu. Atvažiavus gana sudėtingų siaurų keliukų su mums atrodančiomis neįveikiamomis įkalnėmis iki nedidelio kaimelio, einame drėkinimo kanalais iki apačioje šniokščiančio krioklio.
Pakeliui auga datulių palmės, kelios rūšys bananų, didžiuliai mango medžiai. Mus pasitinka aukštas upės krioklys su apačioje tvyrančiais giliais baseinais, kuriuose malonu atsigaivinti ir paplaukioti. Norintys gali eiti gana sudėtingą upės vaką dar 7 km iki atokesnių baseinų. Vadį Tivį tikrai verta pamatyti. Čia daug mažiau lankytojų nei kitose Vadį dėl sudėtingo kelio. Nakvynė vėl nuostabioje vietoje svečių namuose ant kalno šlaito su nuostabiu vaizdu į jūrą. Kitą dieną mūsų vėl laukia naujas upės kanjonas Vadi al-Abain. Kelias vėl veda daugiausiai upės vaga, aplinkui nuostabūs krantai ir juos supantys kalnai. Pasivažinėti tokiais keliais tikra atrakcija adrenalino trokštantiems keliautojams. Atvažiavę į nedidelį kaimelį bandome susigaudyti, kur prasideda Vadį. Rodiklių nėra jokių. Einame intuityviai, kol randame didelį baseiną su mažučiu kriokliuku. Mums besimaudant ateina prancūzų pora, su kuriais maloniai pabendraujame ir aptariame Omane aplankytas vietas. Grįžtant prie automobilio, šalikėje sėdintis omanietis maloniai pasisveikina ir pasiteirauja, kaip mums sekasi. Jis sako, kad mes maudėmės visai ne ten, mat šalia yra nuostabi vieta ir jis siūlosi ją parodyti. Suprantame, kad taip jis bando užsidirbti, bet nuoširdus ir neįkyrus bendravimas mus paperka. Iš tikrųjų, jis palydė į už kelių šimtų metrų esantį nuostabų upės baseiną su kriokliu.
Po maudynių esame pakviesti į svečius išgerti kavos. Smalsumas nugali. Užeiname į namus, kur ant žemės žaidžia simpatiški ir kuklūs vaikai. Mūsų gidas pasakoja apie gana nelengvą gyvenimą Omano kaime, apie darbus Muskate, apie traumą gautą statybose, apie 5 vaikus ir pastangas uždirbti atliekamą pinigą šeimos išlaikymui. Tradiciškai pavaišinti kava, datulėmis ir vietiniais vaisiais, maloniai pabendravę, draugiškai atsisveikiname. Nakvynę esame užsisakę prestižiniame kurorte Al-Sifah. Tai uždaras saugomas kurortas su golfo laukais, jachtų marina, lauko baseinais ir naujai pastatytais kotedžais. Gyventojų beveik nėra, sutinkame tik aptarnaujantį personalą. Vakare daugelis namų tamsiais langais, tačiau visos gatvės gerai apšviestos, kaip ir visi pagrindiniai keliai Omane. Mūsų kelionė artėja į pabaigą. Prieš paskutinę kelionės dieną esame suplanavę išvyką į At-Timenijat salas. Laivas išplaukė tik po pietų, todėl iš ryto važiuojame į vieną Muscat prekybos ir pramogų centrą. Čia įdomu stebėti Muskato gyventojus su šeimomis leidžiančius laisvalaikį bei lankančius parduotuves ir maitinimo įstaigas. Atvažiavus į Muskato priemiesčio Sip uostą mūsų laukia puikus greitaeigis kateris. Kompanijoje dar 2 poros, viena iš Šri Lankos gyvenanti Londone ir kita iš Libano gyvenanti Amsterdame. At-Timenijat salos tai tikras jūrinis rojus Omano įlankoje, dažnai vadinamas vienu geriausių nardymo taškų regione. Tai saugomas gamtos rezervatas, susidedantis iš 9 negyvenamų salų esančių už maždaug 18 km nuo Barkos krantų, apie 70 km į vakarus nuo Muskato. Šios salos garsėja savo krištolo skaidrumo vandenimis, baltų smėliu ir nepaprasta povandeninė gamta. Nors patekti čia galima tik valtimi, o lankymas griežtai reguliuojamas, būtent tai išsaugojo nepaliestą šios vietovės grožį. Plaukiant į salas į akis krinta JAV kariniai laivai, patruliuojantys Hormūzo sąsiaurį. Salos yra viena svarbiausių 2 rūšių vėžlių perėjimo vietų regione – žaliųjų ir kietaodžių vėžlių. At-Timenijat yra paskelbta svarbia paukščių teritorija. Čia peri sakalai keršos ir įvairios rūšys tropinių paukščių bei žuvėdrų.
Nuo gegužės iki spalio mėnesio uždrausta išlipti į salas dėl vėžlių ir paukščių perėjimo. Šias salas tikrai rekomenduojame pamatyti, jei keliaujate po Omaną. Paliekant Omaną kamuoja jausmas, kad pamatyta per mažai, o liko tiek daug neaplankytų vietų šioje nuostabioje šalyje. Norisi tikėti, kad gyvenimas dar suteiks progą išvysti šią egzotinę šalį ir pabendrauti su nuostabiais jos žmonėmis. Jei patiko šis mūsų video, prašau paspausti nykštį į viršų ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą.